Lietuviškos vasaros yra sunkiai prognozuojamos, žiemos irgi. Tačiau reikia sutikti, jog žiemos mėnesiais mėgstame šilumą, o vasarą vis dažniau esame priversti galvoti apie sistemas užtikrinančias malonę vėsą bet kokiame būste. Paprastas ventiliatorius jau tikrai ne visada pagelbės. O jei namas naujas, kodėl nepabandžius įsirengti sistemos, kuri būtų ir inovatyvi, ir užtikrintų sveiką kasdienybę. Kadangi mūsų namai yra statomi labai šilti, A++ klasės namas, jis yra labai sandarus, jis puikiai sulaiko šilumą, bet jis sulaiko šilumą tiek žiemą, tiek ir vasarą. O tuo tarpu nuo saulės radiacijos mes sunku labai apsisaugoti. Ir netgi, jeigu paimti šitą merūno namą, tai jeigu pasižiūrėsite, čia yra didžiuliai langai visam name ir saulės tikrai čia bus labai daug ir namas tikrai prikais. Tai reikia tą orą kažkaip atvėsinti ir žinoma, visada galima pastatyti seną gerą kondicionierių ir jis tikrai veiks, jis tikrai atvėsins. Bet teko ieškoti alternatyvų tam, kad aš tiesiog negaliu su kondicionieriu gyventi. Ir manau, čia ne vienas muzikantas ir šiaip paprastų žmonių, tarkim, kaip mano žmona, kuri į mašiną sėdus iš karto realiai žinau, kad vakare po kondicionierius bus peršalus. Tai tas pats su Ponoras, tokia idėja mestelėjo, sako, pas mus yra tokia nauja technologija, jinai, kaip sakyt, jau Lietuvoje, kaip sakyt, vienas kitas užsakovas yra šitą įsidiegęs sistemą, tai yra šaldomų lubų sistema. Yra įmanoma ir grindis šaldomas padaryti, žodžiu, kad namai būtų pilnai šaldytuvas. Ir tau nereikės bijoti nei bakterijų, nei kažkokius filtrus keitinėti oro ir taip toliau. Tai pirmiausia, tai buvo taip, o kaip tas atrodo ir kokio storio vamzdžiai čia turi būti vedžiojami ir taip toliau, tai man kaip Abeliui šitoj vietoje absoliučiai visiškai nesiorientuojant, vis laik buvo klausimas, ar nedrėkstos lubos, ar vis tiek su šiluma reaguoja, kondensatas kažkoks, tai tokių įdomių keistų klausimų. Po to dar namie pasiskaniu, jeigu nauja technologija, tai galbūt jinai dar nėra taip gerai išdirbta ir galbūt man po to reikės gailėtis dėl to, kaip aš nusprendžiau. Bet vieno didžiausių ir garsiausių pasaulyje gamintojų atstovai iššūkių tikrai nebijojo. O kad technologijos vietoje nestovi, visi sutinkame. Visiškai paprastas momentas, tai yra gipsinės plokštės, kuriuose yra vamzdeliai. Jos yra, tas pats gipsas labai, kaip sakyti, drėgmę tiek įsisavina ir paleidžia lengvai. Po to pliusas tame, kad vėlgi aš atsikratau to kondicionieriaus, kuris turi dėžę lauke, dėžę ten, čia kažkas kaba, tau reikia sienas grėžioti, visokiausių elektrų dar vedžioti specialiai kito. Čia nieko, išvedžiojo, viskas, matom lubas ir kai atvažiavo pas mane mano kolegos keli, draugai, tai sako, kaip šaldysit namą, tokios vitrinos. Taip ir šaldysim, sakau, grindimis ir lubomis, taip visi. Gerai, pasakok. Gipskartonio plokštės, kuriuose yra įpresuotas Ponoro vamzdis, tam, kad jas montuoja šiaip statybininkai, apdailininkai, o tuo tarpu vamzdelius jau jungia, aišku, santechnikai. Tai dabar tam, kad tas darbas įvyktų, tai būtinas projektavimas. Ir bendrai, kai mes kalbam apie vėsinimą paviršiais, tai projektavimas yra labai svarbus, nes kadangi galios mes galime gauti tik tais tiek, kiek turime lubų ploto, tai reiškia, jeigu mes leisim daugiau šilumos, negu kad turime lubų plotą, iš kurio galime vėsinti, mes negalėsim užtikrinti komfortinių temperatūrų patalpoje. Todėl projektavimas būtinas, kad viskas veiktų ir viskas būtų tvarkinga. Ir tada, kadangi santechnikai gipsą nemontuoja, tai gipsą montuoja lubininkai. Yra pradžioj, tarkim, pradėkim taip, kad mes išsimėtome magistralę, paklojame magistralės. Tada mes gipsininkai pradeda sukti lubas ir lubas tarpusavy plokštės yra sujungiamas santechnikų. Tada atliekamas hidraulinis bandymas ir tada viskas uždaroma iki galo, jeigu yra tarpų, nes ne visur plokštės yra šviestuvai integruoti, visa kita ir taip toliau. Ir, kaip sakyti, sistema paliekama paslėgiu, norinama ir laukiama, kol bus pajungtas šildymas. Arba vėsinimas šiuo atveju. Šita sistema šiek tiek reikalauja susidirbimo su gipso montuotojais ir su santechnikais. Yra šiek tiek lėtesnis darbas, bet ateityje komfortas, kaip sakant, atsiperka.
Kol naujovės skinasi kelias, skeptikai pasakys, jog nėra nieko geriau už paprastą lietuvišką skersvėjį, bet ir visada. Kada jūs jau susidarot namuose skersvėjį, tai yra nekontroliuojamas vėsinimas. Tai vėlgi peršalimas yra labai nesunkiai pasiekiamas, kadangi šaltas vėjas įsitraukia per įvairias vietas, tiek per gelkę, tiek per nugarą. Ir galutinė variante mes vėlgi greičiausiai galime turėti iššūkių ir gali vėlgi tekti, kaip sakant, prie plus 30 gulėti lovai su uogienės arbata. Merūnas jau kalba, kad panašus sprendimas, užtikrinantis malonę vėsą visame būste, turbūt artimiausioje ateityje atsiras ir jų bute. Kai visa erdvė ir joje esantys daiktai tolygiai atšąla, galime kalbėti apie visai kitą kokybės lygį. Juo labiau, kad šiuolaikinės technologijos leidžia pasirinkti kokią nori temperatūrą ir ją valdyti. O jeigu meistreliai jums sakys, kad ir jie be projekto rengs kažką panašaus, būkite apdairūs. Tokių sistemų montavimui būtinas projektas ir atitinkamos kompetencijos. Bet rezultatas kalba pats už save. Gali ir ramiai ir miegot vėsioje patalpoje ir vaikai ramiau miega. O viskas turbūt dėl šeimos ir daroma pagrinde. Aš tai toks, kur, ten nuo to kondicionieriaus pasispjaudyčiau, gal ir sakyčiau, ai, tiek to jau kaip yra, taip yra. Bet kai turi šeimą ir norisi, kad jinai liktų sveika, tai yra fantastinė galimybė ir šiai dienai novatoriškiausia, kas skirta paprasto žmogaus namų šaldymui. Kai statai namą, reikia numatyti tai, kad tu nori šaldyti lubomis, ne? Tai, nes tas pats vėlgi turiu omeny, kad tie, kurie turi senus namus ir reikėtų renovacijos, įmanoma tą daryti, klijuojant, tik tai, aišku, pasidarant karkasą ir ant jo pato guldant tos pačius gipsinius segmentus su tais pačiais vamzdukais, kur minėjau, Ponoro. Ir tikrai tas pasiteisins 110%. O kas liečia, kas vis tiek apie kondicionavimo tą paprastą sistemą galvoja, man jau dabar jau šiai dienai, kai bus tokia, jau aš net ne apie savo būtą galvoju iš tikrųjų, kad mes kažkaip taip turėjom diskusiją su šeima, kad gal reikėtų kondicionierių įsitaisyti, gręžti sieną, tą 30 cm ar kokią ten tą skylę ir galvoju, žinai, gal kai bus remontas, reikės perdažyti sienas, galima būtų tas plokštės priglaistuoti, vis tiek remontas bus netrumpas ar taip. Tai aš jau galvoju, kad ir bute tą patį galima būtų irgi įsirengti, nes šią dieną aš geresnio sprendimo nerandu. Sau bent jau kaip muzikantui, kuriam plaučių aparatas yra labai labai svarbus, tai alternatyvų nėra ir tai yra geriausias variantas, ką šią dieną matau rinkoje.